Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Išminties šaltinis. Tik tesuteikia tau Viešpats, pavesdamas valdyti Izraelį, įžvalgos ir supratimo, kad laikytumeisi Viešpaties savo Dievo mokymo. 1 Metraščių knyga, 22 skyrius, 12 eilutė. Įsisavindami babiloniečių išmintį, Danielius ir jo draugai pasirodė besą pranašesni už savo bendraamžius, tačiau toks jų mokymas nebuvo atsitiktinis. Jie turėjo ryšį su visos išminties šaltiniu, darydami Dievo pažinimą savo išsilavinimo pagrindu. Tikėjimu jie meldėsi išminties ir jie gyveno savo maldomis. Jie buvo ten, kur Dievas galėjo juos laiminti. Jie vengė to, kas juos galėtų susilpninti ir naudojosi kiekvieną galimybę augti visose mokslo srityse. Jie vadovavosi tomis gyvenimo taisyklėmis, kurios suteikė jiems jėgos ir sumanumo. Juos žinių siekti skatino vienas tikslas, kad jie galėtų išaukštinti Dievą. Jie turėjo turėti aiškų protą ir tobulinti krikščionišką charakterį. Jie norėjo būti tikros religijos atstovai pagoniškų religijų apsuptyje. Ir pats Dievas buvo jų mokytoju. Pastoviai melsdamiesi, studijuodami ir nepaleisdami ryšio su nematomuoju, jie vaikščiojo su Dievu taip, kaip Henochas. Brangus klausytojai, tikra sėkmė, nesvarbu kokiame darbe, nėra atsitiktinumo ar likimo pasekmė. Tai Dievo apvaizdos pasireiškimas, atpildas už tikėjimą ir įžvalgumą, dorybę ir atkaklumą. Puikios protinės savybės ir aukšta moralė neatsiranda atsitiktinai. Dievas suteikia galimybės, o sėkmė priklauso nuo to, kaip jomis yra pasinaudojama. Jo malonė mumyse sukelia norą ir duoda jėgų, tačiau ji niekada nepakeičia mūsų pastangų. Taip Dievas bendradarbiavo su Danieliumi ir jo draugais. Taip jis bendradarbiaus ir su siekiančiais vykdyti jo valią. Suteikdamas savo dvasios, jis sustiprins kiekvieną tikrą ketinimą, kiekvieną kilnų sprendimą. Vaikščiojantis paklusnumo keliu susidurs su daugeliu kliūčių. Stipri įtaka gali juos traukti į pasaulį, bet Viešpats pavers niekais kiekvieną ketinimą jėgų, besistengiančių nugalėti jo išrinktuosius. Jo jėga, jie gali nugalėti kiekvieną gundymą ir kiekvieną sunkumą. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.